ką mes jau beveik Kuršėnuose. Važiuojame į paskutinį Street lygos etapą. Tai nusiteikę labai gerai, pailsėjai labai gerai, kem minučių pamiegotam, bet čia jau trečias varžybas šiais metais ir niekaip prieš varžybas nešina kažkaip tinkamai pailsėti, nes visi darbai iki paskutinių minučių atidėliojami ir taip gaunas, kad važiuojame į varžybas kaip į treniruotės ir gerai laiko praleisti. Matysim, kas čia bus šiandien. Turbūt seksis, manau, kad geriau negu praeitas arba užpraeitas varžybas, bet viską gali būti. Tai ką šiandien planuojam į top 3-2 arba top 8, jeigu bus. Bent jau porinį vieną tikrai norėčiau suvažiuoti, nes praeitas varžybas tai neteka iš tos garbės pajausti. Bet, kaip ir minėjau, mes treniruotės darom per varžybas, tai nelabai turim kur ir užkampį gyvenam Utenoje, neturim jeigu trasų arba turim tokių, kur ten treniruotė būna padangų keitimą, o ne važiavimą. Tai kitiem metam gal pasiruošim geriau, šiais metais tiesiog for fun, susipažįstam su trasam, su visais tais principais mokinamės ir žiūrim, kas čia gauna. Su kiekvienom varžybom kažką vis išmokstam. Mokinamės į savo klaidų, spoterių neturim, patarėjų irgi neturim, tai tiesiog važiuojam patys iš idėjas, kaip gaunas, taip gaunas. Tai esu važiavęs Kuršėnuos, Matsūrį, tai kaip ir jau trasa šiek tiek aiškiai yra. Tai kad atvirkščiai bus, bet šiandien gripas visą kitą aiškus. Padangų nevalga trasa ten šiaip pakankamai gerai, tai daug ir nesivežam. Ant mašinas 2 naujus ėmį, dar 2 naujus ėmės turiu ir dar porą kinų zapasų įsimečiu, bet manau, kad tiek tikrai nereikės. Tai žiedam tolimą kelionę, bram 200 km važiuoti. Tiek pamiegojus, tikrai sunkoka. Ką šiandien turim? Turim daug gražių mašinų ir gerą nuotaiką. Tai žodžiu 10 minučių, važiuojam pirmą sesiją treniruočių, išbandam mašinas. Jokių modifikacijų nebuvo, tai nėra ką išbandyti, realiai tiesiog sėdam ir važiuojam. What time it is? Yeah. Shit, y'all know who the best is, so don't be talking reckless. I know you type of rappers, you the ones I eat for breakfast. We running Minnesota, all my homies taking over. They looking for a star, boy, I'm going supernova. Y'all know who the best is, so don't be talking reckless. I know you type of rappers, you the ones I eat for breakfast. We running Minnesota, all my homies taking over. They looking for a star, boy, I'm going supernova. Don't give a fuck if the industry never heard of me. My fans know my name from Minnesota to Germany. Damn, I'm international now. The squad finally blowing up and people asking me how. It's like I hit the stool, make some dope shit, post it, go home and spend a couple thousand on promotion. My ripples turn to waves that then spread across the oceans, and these are just the facts, I ain't boasting. Oh shit, y'all know who the best is, so don't be talking reckless. I know you type of rappers, you the ones I eat for breakfast. We running Minnesota, all my homies taking over. They looking for a star, boy, I'm going supernova. Y'all know who the best is, so don't be talking reckless. I know you type of rappers, you the ones I eat for breakfast. We running Minnesota, all my homies taking over. They looking for a star, boy, I'm going supernova. Yeah. Kaip sekas kol kas? Kol kas tai visai baikas, šiaip labai deadline'ais negalima. Iš trasos varyt nors ir klipinai metras atitraukti nuo krašto, bet vis tiek kažkaip labai plačiai važiuoju. Ir ten smėlė kažkaip daug akmenukų, tai krypa nebūna. Šiaip beveik kiekvieną važiavimą vos nepilną logą pasigaunu, bet normaliai šiaip neapsisuku. Nors dabar tai atrodė, kad jau spinautinsiu, bet viskas gerai. Varysim dar pratęst kažkaip treniruotės, kitaip į 2 padalintas. Gaunas pavažiuoti visai nemažai.
buvo tokie eksperimentiniai labiau visi važiavimai. Kodėl? Tai, kad... Tai tos mandžius norėjau biškai pabandyti, žinai, kažkaip pasistatymą, nesakė, važiuos taškų bus daugiau, bet tai pusę važiavimų bandžiau, pavyko, pusę nepavyko. Kita pusė paskui rankinė, sakau, gal tai gavas taip pamiksavau, tai realiai kaip valą važius, net nežinau. Gal tiesiog užtikrintai su rankiniu ir svarbu gražiai pasimti ir toliau viską išpildyti, manau. Nežinok, man irgi ne vienas buvo. Čia nereiks net pips sudėti. I'ma leave with you. If I walk up in the party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the news. Don't want no fucking bitch. Cause I came in the club, ayy. Watch out, motherfucker, cause I'm looking for a lick. Got diamonds on my wrist, brass knuckles on my face. I'm slapping motherfuckers in the face in the bitch. I hate a minute, I gotta hop into the club. Wait, fuck bitch, don't beat that. I'ma put a blade through his shit, like a thumb like down. This chopper gon' have a run, ain't fucking on this bitch, motherfucker, and now he coming in a bad dog bitch. The grip shit out the slide. I'ma walk up in this bitch, I don't care if they tell me come in. Cause I get in that bitch, and I'm looking for a body. I feel like murder is a motherfucking high. And I'm coming off the top, feeling like I'm Jafar. I'm pulled on the dance floor, broke up in the party. Putting my shirt from the vendetta. I'm so in the face, my beauty is so good. I just hit up, I'm getting fed up. Pull up with the gun in my jaw, hit up, bitch. Arvidai, parodyk, kiek taškų gavai. O tiek, va. Abu kartus. Kas važiavam paskutinės varžybas, street lygas. Trečias ir paskutinės šiais metais, dėl to, kad 2 etapus praleidom. Nes nespėjom pasiruošti. Taip gal pavadinsiu. Ir ką, apibendinant taip paprastai, tai galiu pasakyti nieko gerą. Nepasiekėm, kažkaip atrodo taip, kad labai užsivedę buvom, daug pinigų investavom, daug laiką investavom. Ir atrodė, kad tokie dalykai turi duoti rezultatų, nes, laikas, pinigai, Bet čia pasirodo reikia ir skillsą, reikia ir kiaušų, reikia ir treniruočių, kadangi mūsų treniruotės buvo iškart trasai nuvažiavus, šertai, to maža, reikia daugiau tarp etapų išvažiuoti, kažkur pasitreniruoti, kadangi Utenoj gana sunku su aikštelė kažkokia. Nes nėra nei Utenoj, niekur aplinkui realiai. Tai Marijampolė, taip kažkas tokie atstumai. Daug pilį turim, bet ten treniruojas ratus keisto, ne driftint. Tai kitiem metam realiai ruošiamės turbūt dar stipriau. Planų daug yra. Dėsim gal Ralbarus, pabandyti jau gal vieną kartą išlėkti į Semi Pro. Nebus taip, kad iškart peršokti tą lygį, reikia po truputį, aš manau, jau bandyti, pratintis prie to. Atrodė viskas paprasta, čia tiesiog mašinai, sukimai, koilai, papuošt biškį, palakstyti vieną ar kitą kartą. Praeitais metais šiaip aš labai lengvai kvalifikaciją Molėtos praėjau ir man čia kažkaip jau po praeitų metų atrodė, kad visai čia lengva viskas turi būti, bet šiais metais įsitikinam, kad tikrai taip nėra ir drožt tačkas, kol pridrošim.